Sveiki visi čia susirinkę. Na, ir šiandien, ir šiais laikais gali kilti sąjūdis. Šiek tiek kitoks, bet labai entuziastingas ir tuo pačiu panašus į tai, kas kyla, kai reikia pasiekti didelius tikslus. Tas entuziazmas, į kokiu buvo atsiliepta į nedidelį komentarą, kad mes galime siekti didesnių tikslų, labai nudžiugino, nustebino ir sujungė daug žmonių. Tai šis renginys, įvyko kaip startuolių kultūros junginys, parodantis, ką galima padaryti ir kartu sujungiant valstybės pajėgas. Pagalvokim, kaip tas profesionalus tinklas, tie žmonės, entuziastai, profesionalai, esantis visam pasaulyje, nes į šitą straipsnį atsiliepimų buvo ir iš Australijos, ir iš Kalifornijos, ir iš Jungtinės karalystės, ir daug kitų šalių. Ir tas džiugina, nes žmonės kažkiek gal nepatikliai, bet sako, jeigu tikrai tai vyktų, mes sugrįžtume. Tai galbūt tai ambicingas tikslas, galintis suvienyti ir išspręsti daugelį mūsų šiandienos problemų. Tik mes turime siekti ne 5 procentų pokyčio, o 5 kartų pokyčio. Ir manau, kad tai įmanoma, jeigu mes sujungiam jėgas ir visi kalbam apie tuos dalykus, kurie mus jungia, o neskiria. Ir tų dalykų yra iš tikrųjų dauguma, mes juos žinome, tik kartais nemokame susikoncentruoti ir bendromis jėgomis to siekti. Ačiū visiems susirinkusiems čia, atėjusiems su labai, ribotų laiku ir skyrusiem laiką. Ačiū šeimininkams, bibliotekos generaliniam direktoriui Renaldui Gutauskui. Prašome atsistoti, jeigu jūs tartumėt keletą žodžių, bet neturime mikrofono, jeigu galim jums kaip šios naujai atkurtos ir atnaujintos institucijos vadovai. Jūs viską jau pasakėte. Ačiū labai. Labai džiaugiamės, kad teisingoje vietoje susirinko teisingi žmonės. Ir aš įsivaizduoju, kad daromas strateginis judesys mūsų geresnės ateities link. Mūsų nacionalinė biblioteka taip pat keičia savo misiją, ne iš esmės, bet stiprina ją valstybės konkurencingumo stiprinimu ir nacionalinės pažangos didinimo kryptimi. Linkiu visiems kūrybinės sėkmės ir kviečiu grįžti atgal. Ačiū. Ir labai džiaugdamiesi, kad tą iniciatyvą savo buvimu palaiko premjeras Saulius Skvernelis, kviečiame jį tarti keletą žodžių. Sveiki visi, aišku, reikia matyti mažiau kalbėti, o pradėti konkrečias diskusijas, bet politikai turi tą savybę. Tai paminėjo Vladas sąjūdį, iš tiesų tai yra panaši užuomazga, panaši idėja. Čia irgi neplanuota darbotvarkė šitas renginys, bet matant patį entuziazmą ir kaip jisai įgauna tokios geros bangos efektą, aš negalėjau tikrai nebūti čia ir praleisti tokio renginio. Tai unikalu, kada susijungia mokslininkai, visuomenininkai, inovacijų šalininkai ir kelia tikslą, kuris daugam gali atrodyti, kad kažkai yra fantastika, kažkokia idėja neįgyvendinama. Mes turim savo atsakyti klausimą, ar mes galim kelti ambicingus tikslus ar ne, ar mus tenkina būti, gyventi ir egzistuoti taip, kaip esame šiandien, ar tikrai turim pabandyti ne tik įsikelti tokius tikslus, jais tikėti tuo, ką darom ir įveikti. Ne veltui sąjūdis buvo paminėtas kažkada tai prieš daugiau negu 2 dešimtmečius, beveik 3 dešimtmečius mokslo akademijoje jis irgi užgimė. Ir turbūt pasakius tuomet, kad sąjūdžio tikslas, idėja yra nepriklausomais valstybės atstatymas, daug tokių buvo, kur čia fantastinė idėja, nepasiekiama niekada. Tai manau, kad šita idėja ir šitas tikslas yra lengviau pasiekiamas, negu buvo tada prieš daug metų, kada kūrėsi sąjūdis atnešęs mūsų valstybei nepriklausomybę. Dėl to tikrai džiaugiuosi, palaikau,
kiek reikės vyriausybės sprendimų, nestandartinių sprendimų šitoje temoje, jie bus padaryti. Šiandien linkiu produktyvios diskusijos, tikėti tuo, kas čia šiandien bus diskutuojama, tikėti tuo, kad galime pasiekti. Aš tikrai tuo tikiu ir, kaip jau minėjau, vyriausybė darys visas pastangas, kad būtų priimti staigus, reikalingi, nestandartiniai sprendimai, jeigu mes sugebėsime užsikabinti už idėjos ir tada paimti labai stipriai ir nebepaleisti. Tai to tikrai labai visiems linkiu. Lauksiu, kuo pasibaigs šita diskusija. Gaila, kad neturiu galimybės padalyvauti ir išklausyti, bet yra ministras deleguotas, komiteto pirmininkas, įmonių vadovai, rektorius, su kuriais mes visais praktiškai kasdien bendraujame. Tai net nebejoju, kad tie pirminiai rezultatai bus pristatyti, o tada visi kartu nusiimam švarkus, šlipsus ir dirbam. Tai linkiu geros, produktyvios diskusijos ir tvirto tikėjimo. Ačiū, Vladai, jums. Ačiū. Ačiū labai premjerui. Ačiū visiems entuziastams, subūrusiems. Atsiprašom, kad gal buvo kai kurių nesklandumų organizuojant, bet viskas vyko tokio, sąjūdžio greičiu. Tai dėkui prijungusiems prie Delfi televizijos. Šį renginį ir diskusiją transliuoja Delfi TV. O dabar žodį noriu perduoti gerbiamam Žygimantui Zabietai, kuris moderuos šią diskusiją. Sveiki gyvi. Atėjo laikas, kada mes turim užduoti savo klausimą. Esame nuostabūs IT sektoriaus paslaugų teikime. Klausimas, ar Lietuva gali išlipti iš žalios spalvos dizelinių senų automobilių ir įlipti į žalias kitą prasme Teslas ir įšokti į tą 100 milijardinės transporto industrijos sektorių ir ar Lietuva gali tapti viena iš flagmanų Europoje ir to gamybinio proceso dalimi. Ir tai diskusijai mes turime labai garbius svečius ir visų pirma norėčiau, kad pasitiktumėte plojimais ūkio ministrą Mindaugą Sinkevičių, Seimo ekonomikos komiteto pirmininką Virginijų Sinkevičių, Lietuvos energijos generalinį direktorių Dalių Misiūną, KTU rektorių Petrą Baršauską ir Invest Lietuva vadovą Mantą Katiną. Taip pat šis renginys nebūtų įmanomas be to nuostabaus straipsnio, kurį parašė ponas Vladas Lašas prieš kelias savaitės, o dabar jau mes esam čia ir tūkstančiai mūsų klausosi. Taip pat norėčiau dar prieš prasidedant diskusijai pakviesti tuos visus, kas turite Twitterį, rašykit #GigaFactory.lt ir skleiskit žinutę iš Lietuvos, kad mes esam čia ir mes kalbame labai intriguojančiom temom dabar. O dabar kelionė į klausimus ir pirmasis klausimas pakankamai paprastas. Nevadoje yra Gigafactory gamykla. Nevada yra valstija, kurios bendrasis vidaus produktas yra vos trečdaliu didesnis negu Lietuvos. Jeigu iš Lietuvos emigruos dar 50 000 žmonių ir pagal gyventojų skaičių mes būsime tokie pat kaip Nevada. 2 830 000 gyventojų. Nevada pritraukė į Gigafactory į savo valstiją su nuostabia iniciatyva. Ir jos gubernatorius pasiūlė daugiau negu 1 milijardo mokestinės lengvatas Tesla kompanijai, kuri per 20-metį į Nevadą atves iki $100 milijardų ekonominės naudos. Taigi klausimas ūkio ministrui, ar Lietuva gali būti Europos Nevada? Klausimas, aišku, rimtas, labas vakaras. Na, žinot, aš pasakysiu, čia gal irgi tos konkretikos gal ir prieisim vakaro diskusijai, bet
Bet čia kaip tam anekdotė, jeigu nenusipirksi bilieto, niekada nelaimėsi. Tai manau, kad mes kaip valstybė turim turėti ir turim tokią ambiciją pabandyti pritraukti Gigafactory arba milžinišką kompaniją, kuri galėtų pakeisti iš esmės mūsų kaip valstybės ekonominę padėtį ir galbūt net iš principo raidą. Tai tokias ambicijas, aš manau, galim turėti ir nes esam kolegiškai šnekėję ir su šalia sėdinčiu Investuok Lietuvoje vadovu, kad iš tikrųjų galim pabandyti ir alokuoti ir žmogiškų resursų, ir finansinių išteklių, ir startuoti toj, vadinkim, banginių medžiokliai arba banginių žvejybai. Bet visi turim kelis dalykus supras, kad vienas dalykas, kad tai ir tikėtina kainuos, kad geros mintis ir vien tik tai norai to neužteks, kad reikės ir žmogiškų išteklių, ir finansų. Kitas dalykas, turim supras, kad sėkmės tikimybė jinai nėra super didelė, ta prasme, jin yra. Bet tam reikia didžiulių pastangų ir netgi ne nuo žvejo arba ne nuo valstybės pastangų viskas priklauso. Arba kitaip tariant, tai nėra taip, kad valstybė turi savo rankose visus instrumentus įtakoti, kad kažkas užkiptų. Bet šitoj vietoje reikia ir galima ir turbūt būtina žiūrėti tą procesą kaip į ir valstybės žinomumo ir jos, sakykime, patrauklumo pristatymo pasaulyje, nes mes iš principo išplauktume į tuos tikrai pakankamai plačius vandenius, kaip minimum už Atlanto vandenyno, stengdamėsi pritraukti kompanijas, tai reiškia stengdamėsi ir būtinai turėsim kažką pasakyti, kas ta Lietuva, kur jin yra, kokie jos ištekliai žmogiškiai, kokios jos galimybės. Tai ambiciją savo gelt galim ir tikrai turbūt, kad galim pabandyti tapti, nežinau, ar Nevada, ar ne Nevada, bet bent jau iš ambicijos didelės galim padaryti kai kurius žingsnius. Jeigu dėl to sutarėm, jeigu suprantam, kad reikia alokuoti ir žmogiškų išteklių, ir finansų, ir nepabandęs niekada nesužinosi. Tai aš esu tas, kuris sako, vyriausybės vienas iš narių, sakau, kad reikia bandyti. Klausimas būtų toksai. Western Union vadovas prieš keletą savaičių išdavė paslaptį, kad jiems galvojant, kur perkelti savo paslaugų centrą, didžiulį įspūdį padarė tai, kad atvykus į Lietuvą jos dar oro uoste pasitiko aukščiausi valdžios žmonės ir už rankos vedžiojo ir aprodė, ką turim Lietuvoje. Ar jūs asmeniškai vedžiosite Eloną Muską už rankos? Tai jeigu reiks ir nešiosiu, nežinau, ar iš priekio, ar ant nugaros, bet faktas tas, kad žinot, mes irgi čia pusiau juokaudami vyriausybės pasitarimų arba neformalių pasišnekėjimų metu sakom, kažkas man irgi iš ministrų, neįvardinsiu kurios srities, bet sako, tai ar jau parašei Teslai laišką, kad mes laukiam Teslos atvykstant į Lietuvą. Sakau, žinot, reiktų bent vyriausybė ir bent nariui ar premjerui bent vieną Teslą nupirkti, kad bent kažkaip rodytume žingsnius, kad mes einam kaip valstybė tuo keliu. Tai pusiau juokaudamas, bet iš principo aš sakau, ne tik, kad priimsim, ne tik, kad vedžiosim už rankos, ne tik, kad nešiosim, jeigu reiksim, nuvažiuosim ir agituosim ir kalbėsim. Tai šitoj vietoje aš atiduodu savo palaikymą 100% visiems, kurie prie to prisidės. Natūralu, kad ne vien tik tai mano pastangom, bet ir matyti, kad ir valstybės aukščiausių vadovų, ir Lietuvos Respublikos prezidentės, ir premjero parama ir dalyvavimas šitam procese jisai neišvengiamas ir būtinas. Tai kooperuotai, manau, kad galim tikrai šiek tiek nuveikti. Panašaus klausimą norėčiau paklausti ir Daliaus Misiūno, Lietuvos energijos generalinio direktoriaus. Ar savo telefono numerį duosite Elonui Muskui? Jisai norės jį turėti, tai būtinai ir manau, kad ne tik tai tą, bet šalia, kad ministras labai nepavargtų, tai galėčiau perimti tą vedžiojimą. Ir kaip kad prieš keletą metų su Vladu kartu vedžiojom Richardą Bransoną po Kruonio teritoriją, taip ir Eloną Muską galim pavedžioti ir bent jau užfiksuoti jo, kaip sakyti, atmintyje tai, ką mes turim, o iš tiesų ir
Richardo Bransono to vizito įspūdžiai iš mūsų būtent Kruonio objekto buvo labai pozityvus ir labai dideli. Tai tas bus pristatyta ir šiandien, kai bus pristatomos galimos lokacijos, viena iš jų yra Kruonio teritorija ir tikrai mūsų inžinieriai, mūsų žmonės jau primatavo Gigafactory Nevadinį, jisai ten telpa, gal net galėtų vos didesnis būti, bet jau taip ant ribos, bet iš esmės turime tinkamą infrastruktūrą. Tai ne tik tai, kad Kruonis kaip toks yra energetinis mazgas ir iš tiesų aš nenoriu sakyti, kad tai yra vienintelė lokacija, jų yra ir daugiau. Kas yra svarbu, kad turime pakankamai stiprius logistinius pajėgumus. Ar ne? Tai jeigu imti Lietuvos centrą, tai apibrėžus kažkokį tai apskritimą, mes turėsime porą oro uostų, turėsime jau dabar Rail Baltikos vėžę, ar ne, turėsime logistikos centrus, turėsime puikią jau duomenų perdavimo infrastruktūrą ir turėsime labai stiprią ir patikimą energijos infrastruktūrą. Tai tie pagrindai jau yra. Į Kruonį buvo norima atvesti, buvo vilčių, atvesti kitą gigantišką kompaniją, Google, tačiau ne viskas buvo sklandu. Kodėl ta istorija netapo sėkmės istorija ir ką mes iš to galim išmokti? Iš tiesų buvo toksai bandymas jau prieš 6 metų. Ta lokacija ir interesas, lokacija buvo labai įdomi, Google ir interesas iš tiesų buvo nemažas, kur mes užstrigome, tai dabar jau retrospektyviai lengviau vertinti, matyti, viena dimensija buvo tai, kad valdininkai ir institucijos nesusiderino ir, kaip sakyt, iš anksto daugiau dėmesio skiria sąlygom ir principui, kodėl tai nėra įmanoma, arba principui, kodėl tai nėra mano darbas, negu tam, kad mes norim ir mums reikia. Tai čia vienas dalykas labai akivaizdi pamoka iš ano karto yra susitelkimas. Sakyčiau, nepulkime prisiskirti savo vienam to projekto, nes kai vienas prisiskiria, tai kiti pradeda traktuoti tai kaip ne mano projektas ir tada nesėkmė tampa labiau geidžiama negu sėkmė. Tai čia turi būti bendras visų projektas, vienas dalykas. Antras, ką tikrai išgirdau premjero žodžiuose ir tai yra ypatingai svarbu, čia nebus standartinių sprendimų. Tai taip, mes turim polinkį į tai, kad viskas turi eiti pagal standartą, reiškia, išimtys lyg ir nėra geras dalykas. Tai galiu iš karto pasakyti, kad čia be išimčių niekaip nepavyks. Tas pats buvo ir su Google, tas pats buvo ir su kitais duomenų centrais. Turi būti ne tik vyriausybės lygmenį, bet ir įstatymų lygmenį atliekamos korekcijos, kad sukurti tą sprendinį. Nes toksai, koks jis yra ant popieriaus, šiandieną, jeigu taip eiti pagal bendrą tvarką, tai jis yra ir per ilgas, ir per brangus. Ar ne? Kas dar įdomiau, kad jis net dažniausiai yra nesuprantamas tokiem žmonėm, kurie atvyksta iš už Atlanto ir jie tiesiog, kaip mes sakom, atsijungia, išgirdę tas sąlygas atsijungia ir iš investuotojų tampa geriausiu atveju turistais. Tai, prasme, turim tą labai aiškiai turėti. Pirma, institucinis suderinamumas ir visų noras žengti ekstra žingsnį. Antras dalykas, čia nebus tipinis sprendimas, reiškia, mes turėsim jį sukurti konkrečiai šitam atveju. Ačiū labai. Norėčiau paklausti Seimo ekonomikos komiteto pirmininko, ar įmanomas tas susitelkimas Seime, ten, kur gimsta taisyklės, ten, kur gimsta įstatymai ir ar jie gims? Tai pirmiausia, tai jau sveikintina tokia iniciatyva ir tas susitelkimas, apie kurį kalbėjo ir Dalius Misiūnas, kokį mes turime dabar, tai yra įspūdingai ir aš manau, kad Lietuva turi labai aiškiai žinutę, kurią galim pasiūsti, kad mes galim susitelkę padaryti įspūdingus projektus. Vienas iš tų pasauliui puikiai žinomas mūsų SGD terminalas, kurį mes įgyvendinome per šiek tiek daugiau nei per 2 metus, kur pasaulyje tokie projektai trunka kartais net ir 3 ir 4 kartus ilgiau. Tai stiprius projektų vadovus turime, susitelkimą irgi turime ir aš manau, kad Seimas tikrai negalėtų būti ta institucija, kuri blokuotų tokią puikią iniciatyvą. Ir šiaip aš labai esu dėkingas Vladui Lašui ir
tiem žmonėm aktyviem Facebook'e, aš mėgavausi skaitydamas jūsų tą intelektualią diskusiją, tuos argumentus, tai iš tiesų yra įspūdinga ir tai duoda labai daug minčių mums dirbti ties įstatymais ir aš netgi norėčiau pasakyti, kad tai yra puikiai žinutė pasauliui, ką mes siunčiame, bet iš kitos pusės tai mes kartu galime peržiūrėti ir apskritai gamyklinį sektorių skatinti Lietuvoje. Vienas iš dalykų, kurį jau akcentavau ir anksčiau, tai mes turime eilę procedūrų, kurios yra per ilgos. Dar Investuok Lietuvoje esame skaičiavę, kad užtrunka 1,5 metų vien procedūros Lietuvoje su statybų leidimai, su poveikio aplinkai vertinimu. Tai yra dabar puikus momentas teikti ir būtent trumpinti tas procedūras, tampant regione konkurencingesniais. Gigafactory gali tapti didžiausiu investiciniu projektu nepriklausomos ne tik Lietuvos istorijoje, bet ir apskritai Baltijos šalių regione. Tam be abejo reikėtų nacionalinio susitarimo. Ar tai gali tapti nacionalinės svarbos projektu? Aš norėčiau pasižiūrėti tą partiją, kuri nepasirašytų po tokių dalykų Seime ar bent vieną žmogų. Tai aš manau, tai yra... Tai mes jau siūlėm iš pat pradžių nacionalinės vienybės koaliciją ir štai vėl jinai išnyra. Ne, iš tiesų tai aš manau, kad jokios abejonės tokiam dalykui nebūtų prieštaraujančių. Labai svarbu, žinoma, mums tas... Tadas Langaitis jau dabar pritarė. Iš tiesų tas pramastymas ir kartu susidėliojimas tų veiksmų. Seimas tai... Aš manau, tik ta institucija, kuri džiaugtųsi padėdama ir lygiai taip pat, aš manau, ir ministerijos, tai pas mus tikrai neužkliūtume, o judėtume tik pirmin. Šiandien beje, aš kalbėjau su ministru Roku Masiuliu ir aš jam sakiau, Gigafactory puikiai idėja, bet kodėl mes nepasiunčiam pasauliui žinutės dėl autonominių automobilių. Laikas susitvarkyti, laikas būti pirmiem ir reglamentuoti. Mūsų kaimynai Estai paskelbė, kad pirmininkavimas, ten prasideda Liepos 1 berods, tai jie paleis per Taliną autonominį autobusą. Tai, nothing special, bet marketinginė žinutė yra puikiai. Tai aš sakau Rokui, kad mes turim pavasario sesijoje reglamentuoti autonominius automobilius ir būti pirmi, kurie pasiūsim tą žinutę Europoje. Tai aš manau, kad ir galbūt Elonas Muskas ją gaus, jeigu mes jį užtvytinsim. Tai. Ačiū labai. Mes jau sužinojame, kad politinės valios yra. Iš Dalio Misiūno supratome, kad technologiškai infrastruktūra jau yra. Norėčiau paklausti pono Petro Baršausko, ar mes turim žmonių, ar mes turim tų kompetencijų ir tų talentų pakankamai, kad galėtumėm patenkinti Gigafactory poreikius. Ačiū, Žygimantai. Daug minčių, bet suprantu, kad laikas mūsų ribotas, negaliu piknaudžiauti laiku. Vieną retoriškai, kurią atsakymo nereikia. Virginijaus norėjau paklausti, užteko man, kiek jisai pasakė, o kodėl Virginijus nėra mokslo ir švietimo komiteto pirmininkas? Bet netęskim šito. Tos kalbos. Nereikia atsakymų, nereikia atsakymų. Kiti dalykai, irgi jeigu leidžiat vieną tokią pusiau repliką, pusiau ar to reikia, ar mes teisingai galvojam. Žinot, priminsiu vieną faktą. Suomijos variantą, kai žlugo Sovietų sąjunga, koks buvo pirmasis žingsnis Suomijai? Reikia kažką gaminti Suomijai, kai buvo duobėj po eksporto kritimo ir panašiai. Ir tada jie pradėjo su assemblinimu didelių mašinų. Buvo baisus ekonominis proveržis. Tai čia jau yra faktiniai dalykai, kurie rodo, kad tai teisingas kelias. Dar vieną sakinį noriu pasakyti, kad visi gerai žinom. Visuomenė be inovacijų, be technologijų, naujų aukštųjų technologijų, be gamybos neturi jokios perspektyvos. Jeigu mes tik perpardavinėsim ar parduosim, nieko nebus. Taip, kad su šituo, man atrodo, įtikinti nereikia, čia ir taip visiems aišku. Tiesiogiai atsakant, ar turim mes to potencialo ar neturim. Spėjau pagriebti kelis skaičius. Jeigu kalbam apie inžinerinės specialybės, tai Lietuvoje kiekvienais metais baigiančių inžinerinės specialybės visuose universitetuose yra apie 2,5 tūkstančių. Vien Kauno technologijos universitete apie 1300.
Tai čia viskas puiku gerai. Plius, ne vien tik universitetinio išsilavinimo reikia kolegijų taip pat, profesinių mokyklų taip pat. Kolegijose, kiek mano žiniomis, techniškosios pakraipos yra apie 1200 per metus absolventų. Taip, kad atsakymai yra jum akivaizdus. Aplamai, jeigu mes dar plačiau šnekam, jau turim patyrimo ir žinom, kad kompetencijos viskas čia gerai. Bet vieną baimę turiu. Žinot, man labai miela, kai Vladas ateina su superiniam idėjom, ne vieną įgyvendintą šou elementais šaunu, bet aš noriu jausti koją po žemę po kojomis. Atkreipkim dėmesį į rinką. Jeigu kalbam apie inžinerinės pakraipos žmonės, šiandieną lūkesčiai atlyginimų yra apie 1000 eurų. Ogi pasaulinės tendencijas, jeigu pasižiūrit, spėjau pasižiūrėti į skaičius, rinkoje šiandieną 5 kartus daugiau. Taigi būkim realistai, norim pritraukti tokius dalykus, norim kalbėti apie talentų trauką į Lietuvą, darykim atitinkamas sąlygas. O čia ir iššūkiai prasideda ir politikam, ir visiems. Aš nenoriu suvesti viską į pinigus, gink Dieve, bet ekonominis svertas yra svarbus. Ir jaunas žmogus vis tiek eis ten, kur daugiau jį traukia ekonominiai dalykai. Tai čia yra, žinant tuos dalykus, mes turim galvoti apie tai taip pat. Kalbant apie skaičius, pirmaisiais metais Gigafactory įdarbino 2000 statybininkų ir per 1100 inžinierių. Ir antraisiais metais skaičiai faktiškai padvigubėjo. Ir jau 2017 metais dirbs 3000 statybininkų ir 2000 inžinierių. Atlyginimai Gigafactory gamykloje, vidutinis atlyginimas yra $5300. Tai, kaip ir sakėt, 5 kartus didesni. Ar mes viliosime Tesla, sakydami, kad mes esam pigios darbo jėgos šalimi, ar jau yra laikas pereiti iš IT paslaugų į pramonę ir gamybą? Norėčiau paklausti pono Manto Katino. Tai sveiki visi. Tai dėl to, kad Lietuvai būtina diversifikuoti savo investicijų srautą nuo paslaugų į gamybą, tai klausimų dėl to nekyla, bet aš gal grįšiu prie Teslos ir Gigafactory. Tai mažai turbūt kas žino, bet dalį šiek tiek užsiminė, kad mes jau 6-7 metai nuo duomenų centrų istorijos ir nuo Google turim vienaragių tą aptvarą ir dirbam su to vienaragiu. Investuok Lietuva iki man dirbant jau 4 metai analizavo duomenų centrų rinką kaip atskirą produktą, mes jį vadinam produktu. Ir 7 metai yra daroma NS10 pokyčių, kad tą produktą sukurti. Tai kai Google'as pamatė kruonį ir bedė pirštu, ten buvo krūmai, žemės ūkio paskirties žemė ir jokių teisinių būdų kažką daryti. Šiandien dienai tai yra Lezo teritorija, kuri buvo išplėsta iš Kauno, sukurta tam tikra teisinė niša. Jam yra sukurta Europos komisijos nuolaida Vijapo ir ką Dalius sakė, nepramušiu, tai turiu minti, šiaip techniškai Lietuva sugebėjo sukurti tam tikrą didelę išimtį specifiniam atvejui, būtent kruoniui ir būtent duomenų centram. O dėl ko? Dėl to, kad duomenų centrų kaštų struktūroje 70% sukuria elektros kaštai ir jiem be elektros konkurencingos kainų nėra šansų net konkuruoti. Tai grubiai tariant, mes vienaragį turim ir mes jau turime tam tikrą patirtį, koks yra sunkus tas darbas, gainėtis tą vienaragį ir ką reiktų daryti. Tai jeigu grįžti prie Gigafactory, tai turbūt pats didžiausias darbas yra, aš lygiai taip pat kaip rektorius, kai sakom idėją, kuri yra crazy ir ambicinga, iš vienos pusės užsimerkiu ir sakau, o Jėzus, kaip čia sunku ir kaip toli, iš kitos pusės, aišku, jeigu be ambicijos, tai tu nieko gyvenime nepasieksi. Bet žinodami, kokios kaupo tai yra klausimas, tai aš galiu pavardinti kokius 7 dalykus, ką valstybė turėtų sukurti per artimiausius metus, prieš kalbantį su Elonu Musku. Tai numeris 1 yra teisinis exceptionas, sukurti mokestinės lengvatos, kurios yra milijardinių kilmės. Ir tai yra vienetinis turėtų būti sprendimas, kuris sukuria galimybę ateiti ir padėti kažką ant stalo. Nes ne vienas pasaulio investuotojas nenori atėjus tiesiog tokių laisvų žodžių sveiki, kuo mes galim padėti, statykit gamyklą pas mus. Tu ateini ir ateini su tam tikrų pasiūlymų, selling propositionų. Tai tu sukūrei sprendimą, ateini ir nori jį nustebinti.
Tai tas milijardinė schema tam tikrą prasme yra iššūkis ir parlamentiniai sistemai, nes techniškai mes turime Lietuvos žmonėms pasakyti, taip, mes sukursime išimti ir atleisime vieną kompaniją nuo mokesčių 30 metų į priekį. Tai ne visada politikai nori tą išimti sukurti, bet suvokdami kokią naudą Lietuvai, tai gali sukurti, manau, kad tą verta padaryti. Ir lygiai taip pat yra klausimas, reikia ličio ten tų resursų ar nereikia ir visi kiti dalykai. Bet kad mes pradėtume, tai turbūt reikia suvokti patį produktą, Gigafactory, ko jam reikia ir tai yra ilgas darbas ir aš žinau, kad šiandien bus Giga institutas ir mes tikimės, kad tie žmonės naršys visais įmanomais būdais. Lygiai taip pat mums praverstų Vladą galimybę suvesti su bet kuo žmogum iš Teslos, kuris galėtų iš tiesų mums sufleruoti, kokių kvalifikacinių reikalavimų reikia Gigafactory. Ir antroji dalis, tai turime atidėti pinigų sumą ir resursus, kuriame paleisime tą rizikingą lauką ir neklausim 2 metus, ką jie veikia, nes jie turės važinėti ir ieškoti ant to vienaragio. Tai Investuok Lietuva medžioja duomenų centrus 1,5 etato 6 metus. Jeigu norim Gigafactory, tai aš sakyčiau, kad mes turėtume sukurti specifinį desantinį nedidelį žmonių būrelį, kurio tikslas yra gaudyti tą vienaragį, gražinti mums informaciją ir visos valstybės mastu keisti krūvas dalykų. Studijų vidinį turinį Kauno technologijos universitete, kad adaptuoti studijų programas šiek tiek prie to, ko gali reikėti Gigafactory. Taip pat visus įmanomus įstatymus, kurie pagreitina gamyklas, mokestinės lengvatas, analizuoti logistikos perspektyvą, su kuo jie transplantuos, ar mašinom, ar uostų, ar lėktuvais ir visas kitas įmanomas dalis. Tai manau, kad įmanoma, tik tai mano gal pasiūlymas yra, žinau, kad seksy PR-iškai Gigafactories, bet turėti ne vieną vienaragį. Susikurti paletę vienaragių, nes iš tiesų, ką mes turime Gigafactory omeny, jeigu biški praplėstume, tai mes norime sukurti eksponentinį Lietuvos šuolį, pritraukiant kažkokią kompaniją, kuri yra breakthrough pasaulyje modernios technologijos atžvilgių. Ir be Gigafactory šiuo metu pasaulyje yra dar bent 7 nišos, kuriuose yra kompanijos, kurios kūrė kažką, kas yra tikrai kojų verčianti. Jeigu kažkas sukurs tą Artificial Intelligence, žinau, kad Microsoftas, Google'as tą daro ir Lietuvoje tokį padalinį sukurtų, tai būtų ne mažiau negu Gigafactory. Tai mes galbūt galime turėti biški daugiau negu vieną tikslą ir turėti keletą žmonių, kurie bando tos tikslus gaininti. Tiesą sakant, mano paskutinis klausimas jums, o galbūt ir ponui Mindaugui Sinkevičiui buvo, kiek reikėtų tų po 1,5 etato, ar jau pilno etato reikėtų, ar poros, 3-5 žmonių skyriaus, departamento, agentūros? Prašom. Aš žinau 2 etatus, kurių reikėtų. Vienas čia sėdėjo pirmoje eilėje ir dar yra vienas. Jų reikėtų pradžiai. Ir aš tik noriu replikuoti man. Tai taip, aš sutinku, kad tai yra tik tai, kaip sakyt, mąstymo būdas, ar ne Gigafactory. Bet tuo pat metu aš tikrai nenoriu, kad mes pradėtumėm galvoti apie ilgą prioritetų sąrašą arba ilgą tikslų sąrašą, nes labai gerai, kai tikslas vienas, visiems viskas aišku, ar ne? Ir susikoncentruoti į vieną tikslą yra kartais mums iššūkis, nes jeigu mes sudarom ilgą sąrašą tikslų, tai tada, kuris čia iš jų svarbesnis, kas tas tikslas iš tiesų yra, tai va tas susikoncentravimas tais 2, 3, 4, 5 svarbiausiais šalies etatais tikrai padėtų, nes žinom ir iš Western Union istorijos, tai yra vertinama labiau tas asmeninis valdžios dėmesys kartais, negu kad labai gerai paruoštos prezentacijos ir jūsų komanda, kuri negali eiti priekį, jinai gali eiti tik tai paskui. Priekį turi eiti lyderiai. Tai mes čia tikrai jau prieš keletą savaičių turbūt su Mantu šnekėjom, kiek tai kainuotų, ar ne? Nes mes kalbam, tiesą sakant, viena kalba, aš apie banginius, apie vienaragius, bet čia apie tą patį, mes tiesą sakant. Tiesiog bandom iliustratyviai atvaizduoti, kaip tai yra, kokio tai masto arba, na, kas tai galėtų per tikslas būti. Tai buvo pokalbis ir yra turbūt pokalbis apie 2-3 žmonės, yra lokacija tam tikrų lėšų jų, na, sakykime, įvairiam poreikiam, pagrindinė turbūt ir kelioniam, ir visokiam marketinginiam priemonėm, bet teisingai Dalius pasakė, iš tikrųjų, čia nenusiūsi kažko iš Lietuvos, net ir su labai gražiu ten brand name'u ar ten gražia vizitinė ir neparduosi. Iš principo, čia ir valstybės vadovai, ne tik mano asmeniai, bet ir ypatingai premjero asmeniai,
turėtų tame maksimaliai dalyvauti. Ir mes kodėl šiek tiek ir paminim, ir aš paminėjau tos kaštus, kadangi čia yra tikrai labai ambicingas darbas. Nesinorėtų, kad, žinot, teisingai Manda sakė, mes turim turėti grupę žmonių, kurie metus 2 dirbs ties to ir finale gali atsitikti taip, kad, na, ta prasme, initial goal arba esminis tikslas nebuvo pasiektas, mes nieko nepritraukėme. Mes turim barankos skylę. Bet jeigu tik tai iš tos perspektyvos žiūrėsim, tai galim tikrai nusivilti. Bet jeigu mes žiūrėsim šiek tiek plačiau, kad tie 2 žmonės ar 3 žmonės su valstybės vadovais komunikavo, promoutino savo šalį ir galbūt Gigafactory netėjo, bet atėjo kažkas kiti, kad ir mažesni, ne, sužinojo apie tą Lietuvą, tai irgi bus nauda. Tai manau, kad tos išlaidos arba kaštai šito pabandymo gali būti visiškai racionaliai paaiškinami ir nėra tokie dideli, kad mes čia negalėtume kaip valstybė savo to leisti. Ačiū labai. Norėčiau kreiptis į žurnalistus ir į auditoriją. Klausimų laikas atėjo. Dar ponas Vladas, prašau. Na, porą papildymų. Ilonui Maskui esu davęs savo telefono numerį, bet jam nėra ko skambinti Lietuvoje. Lietuvoje mes neturim sutarę, ką mes norim pasiūlyti, ar mes norim važinėti Teslomis, ar taip kaip profesorius Petras Baršauskas tik sakė, gal reikia pagalvoti, gal man reikia ir užsisakyti tą Tesla modelį. Kalbėjau apie asmeniškai, o ne. Taip, tai asmeniškai, bet kiekvienas mūsų, aš asmeniškai gavau iš Ilono Masko laišką su padėka už tai, kad užsisakiau po metų pusantrų gauti Model 3. Tai yra, 1000 eurų depozitas, visada gražinamas, jeigu tu apsigalvoji. Ir į tą eilę sustoja dabar pasaulyje yra 400 000 žmonių laukiančių tų mašinų, kurių dar niekas nevairavo, bet jie žino patyrimą, ką reiškia vairuoti Model S Tesla. Domas Dargis gali pasidalinti, jis vienas iš naujausių Tesla klubo narių Lietuvoje. Na, o kadangi mes esam bibliotekoje, diskusiją baigiam, tai prieš pradedant klausimus noriu įteikti knygą bibliotekos šeimininkui. Su šia knyga buvo įdomi istorija, kai jų dėžutę atsisiuntęs angliškų padalinau, dovanojau vieniem kitiem draugam ir tai papuolė, kad pakalbinau Grimo leidyklos vadovą, kad ją būtinai reikia išleisti lietuviškai. Ji atsirado šių metų gruodžio mėnesį. Tai ačiū ir perduodu žodį. Klausimai? Mikrofonas. Prašau. Sveiki, Darius Verseckas, Verslo žinios. Klausimą norėčiau užduoti ponui Sinkevičiui ir ponui Katinui. Tai iš tikrųjų, kada mes galime tikėtis, kad alokuojam tam tikrus išteklius ir pradedam dirbti? Nes šiaip ar taip kitos šalys taip pat juda, galime išvardinti turbūt bent 10 šalių, kurios jau yra paskelbusios, mes siekiam, kad Gigafactory būtų pas mus. Man atiduodė? Prašau. Sprendžiam ir šiandien ir rytoj. Tai iš principo mes jau prieš šitą diskusiją esam šnekėję ir sutarę, kad startuojam turbūt dar šiais metais, jeigu iš ministerijos bus pareikalauta kažkokios tai pagalbos finansinės būtent, tai aš manau, kad sugebėsim padėti, bet man atrodo ir resursų ir dar yra ir dabartiniai apimti. Tai aš nežinau, aš manau, kad galim startuoti pakankamai greit. Tai tik tiek mes žmonių, kurie gali dedikuoti laiką turime, tai man tik tai reikia pažado, kad aš gausiu ten tas lėšas metų bėgėje ir turėsim galimybę priimti, tarkim, jų vietą, nes šiandien dienai su gamyba, tarkim, dirba 6 žmonės ir jie visi dirba su tikrais realiais klientais. Mes turime gal 60 lydų, kurie virs dalimi gamyklų Lietuvoje. Tai turbūt nesinorėtų tie, kurie dirba šiandien su tikrom gamyklom ir kurios tikrai bus Lietuvoje, juos nuimti nuo tų projektų ir paleisti į tą vienaragį slėnį. Tai jeigu žinosim, surasime, mes turime žmonių, kurie turi kompetencijų gamybos srityje, mes turime automotive produktą savo viduje, tai čia dabar klausimas tik tai, ar galime 100% spaus gazą ir atidėti tiem žmonėm laiką 100% ant Gigafactory.
Pranciškus Vaišvila, BNS naujienų agentūra. Dažnai užsiminėt daugelis iš jūsų, kad lyg jau komunikacija prasidėjo, laiškai išsiųsti, bet tiesiog ministrė norėjau paklausti, tai vis dėlto ar kažkokia komunikacija jau yra išsiųsta, noras išreikštas Teslai, ar vis dėlto mes dar tik tais kalbam to, kad mes norim kažką išsiųsti? Aš manau, kad iš tikrųjų pokalbiai prasidėjo ir intencijos jau jis yra gimė. Aš manau, kad po šios dienos diskusijos jau nebėra jokių fundamentalių klausimų, ar mes tą darom, mes tikrai tą darysim. Bet mes, kaip teisingai, čia daugelis pašnekovų minėjo ir pasakė, dabar mes negalim nueiti su meilės laišku, kad mes jūsų norim Tesla. Mes turim nueiti su aiškiu pasiūlymu, ką mes vis tik tai siūlom, nes noro išreiškimas, tai Europoje turbūt ne viena šalis jau išreiškia norą. Tai man atrodo, kad reikia skirti laiko pasiruošti namų darbus su konkrečiu pasiūlymu, ką mes siūlom kaip valstybė, kad Tesla ar Gigafactory ar kažkas kitas iš tų stambių, ką ir Mantas minėjo, kompanijų, kurios galėtų fundamentaliai pakeisti mūsų galbūt net ir visos valstybės raidą, ateitų. Mes negalim tiesiog, nuvažiuoti, sakyti, hello, we're from Lithuania, čia, welcome to come. Tai... Gal papildysiu, ministrą, Investuok Lietuva net, sakyčiau, griežtai nerekomenduoja saviveiklą užsiimti, nes tai yra silver bullet elementas. Reikia suprasti, kad būtų tragikomiška, jeigu dabar bet kas, bet kaip, bet kokį raštą pradėtų siuntinėtis raštais senos paskirties, taip kaip jie atrodo, jeigu nematėt, kas tarnautų į raštų. Ir sakytų, ten jis taip ir atrodo, tam senam framework'e, kur prašyti Dear ir dar lietuviškam transkripcijam parašyta Elonas Muskai ir išsiųstų tokį. Tai iš tiesų tas daiktas yra vienkartinis. Tu ateini ir turi 3 sekundžių elevator pitchą. Tai tą elevator pitchą geriau daryti 60 žmonių 17 naktų. Ir tada jį paleisto, nedaryti bet kaip, dėl tos priežasties. 10 metų. Ne, teisingai, ne 10 metų. Tai grubiai tariant, ta analizės komanda, kuri šiandien analizuos, jinai turi suprasti viską, ką kitos šalis daro, koks yra Elon Musko profilis, jis mėgsta šuniukus, kačiukus, jam reikia skaičius, ar jam reikia emocijos ir tik tai tada pasiruošus filmų, tikrų realybių premjerų, prezidentė, ar nežinau, kuom galime jį nustebinti. O gal užsakyti 1000 Teslos automobilių ir tada nufotografavus nusiųsti. Nežinau, čia yra būtent kūrybinis objektas ir šiandien yra gera vieta apie tai pagalvoti. Ar porą klausimų? Galbūt klausimus kelis išklausysime ir tada duosim atsakyti. Aha, tai sveiki, aš Goda Raibytė iš LRT. Tai čia kelis kartus buvo paminėta apie kitas Europos valstybės, kurios jau yra kreipėsi į Tesla ar Eloną Muską ir nori, kad Gigafactory stovėtų jų šalyse. Bet pati Teslos kompanija yra susiekusi su Portugalijos atstovais, nes kaip žinia, Portugalijoje turbūt saulės energijos yra daugiau negu Lietuvoje. Tai kaip Jūs manot, pavyzdžiui, ką mes turim prieš tokią valstybę kaip Portugalija pasiūlyti? Pas mūsų saulės tai nėra tiek daug. Dar vienas klausimas. Čia buvo. Aš esu Antanas Šenys, VGTU mokslo ir inovacijų prorektorius. Tai tik tai norėčiau pasveikinti iniciatyvą, nes matau tame puikų inžinieriaus vardo pakelimą, kurio mums tikrai labai trūksta tiek universitete, tiek, manau, visoje šalyje. Bet mano klausimas būtų, tai tik pasirodė spaudoje žinia, kad Volkswageno vadovas, neatsiminsiu pavardės mintinai, pareiškė, prieš metus jis buvo pasakęs, kad juos akumuliatorių gamyklos nedomina. Dabar jisai pasakė, negaliu pasakyti, prieš 2 savaitės, kad jie tikrai statys. Ir klausimas kur? Rytų Europoje, Azijoje ar kažkur tai. Tai mano klausimas būtų jums, ar jūs negalvojat, kad reiktų pasižiūrėti į analogiškus objektus, tai truputį susisiekia su to, ką jau minėjo Investuok Lietuvoje vadovas. Nes galbūt galim neimti Elono Musko, galbūt mes galim Volkswageną statyti. Tai apie saulės pajėgumus Lietuvoje galbūt ponas Dalius? Tai aš noriu pasakyti, kad tikrai saulė šitoj formulėje nėra svarbiausias dėmuo. Tai akivaizdu, kad Tesla turi ambiciją turėti atsinaujinančią energetiką kaip vienintelį šaltinį. Tai aš tik noriu pasakyti, kad
čia yra tam tikras ir simboliškumas, nes mes jau turime labai didelę bateriją Lietuvoje, tai yra Kruonis. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, kuri gali susiurbti viso regiono atsinaujinančią energiją tam, kad duoti stabilų tiekimą šitai gamyklai. Tai tokios kombinacijos Saulės jokios jėgainės negalėtų pasiūlyti, bet to Saulės technologija jau tolsta nuo Saulės spindulių kaip tokių, o artėja prie šviesos kaip šaltinio ir tada ta geografija, jinai nėra, turiuomenį, klimatinė geografija jau vėlgi neturi tokio didelio svorio. Dėl to, kad čia turėtumėm matyti daugiau Volkswagen ar dar kažką, ir dėl to rašto aš irgi gal šiek tiek sureaguosiu. Tai kokia yra mūsų trumpo laiko užduotis - atkreipti dėmesį. Ir man atrodo, nėra geresnio rašto už šitą #GigaFactory.lt, už tai, kas čia šiandien vyksta, už tai, kas jau vyko 2 savaitės, 3 paskutinės. Taip, gal dar tas neįsisiubavo, bet pasižiūrėkime į mūsų gerų draugų estų pavyzdį, kaip jie sugeba išsukti mažus dalykus per elektroninę erdvę, ne, per socialinius tinklus, per kitus dalykus. Tai pirmas žingsnis yra atkreipti į save dėmesį. Tai aišku, kad bet kuris, ar Volkswagenas, ar Renault, kai jie galvos apie savo gamyklą, jie visą laiką pagalvos, o tai kas ten pretendavo, kas ten buvo išreiškęs norą dėl Teslos. Ir čia yra pradžia. Pradžia yra labai svarbu. Pradžiai tikrai reikia pasiruošti tinkamai, bet jokių būdų ne per ilgai. Pradžia turi būti greita. Aš papildysiu gal Volkswageno tą pavyzdį, kad iš esmės tai tikrai yra nuolat darbas turėtų vykti su white label solution. Tas vadinamasis produktas, tai reikia įsivaizduoti, kad yra naujos kartos automobilių kokių baterijų gamykla. Ir kai kūrėme, mums netrukdo kurti Gigafactory tą produktą, nes jį su nedidelėm patobulinimais mes galime pritaikyti bet kam, kas galėtų įtilpti į tą framework angliškai, aš sakysiu. Duomenų centrų atveju po Google, aš negaliu vardinti pavadinimų, bet Lietuvoje buvo bent keli pasaulinio lygio kompanijų vizitai, kurie vaikščiojo po tą lauką ir jie analizavo tą vertės pasiūlymą, tai iš esmės yra identiška istorija. Jeigu mes nepataikysim ir nelaimėsim Gigafactory dėl kažkokių priežasčių, tai nereiškia pabaigos, tai reiškia, kad mes galėsim pretenduoti dėl kitų 9 prekinių ženklų, kurie galėtų tą patį daryti. Ar porą klausimų? Sveiki, Povilas iš Energus. Labai smagi tema, nes mes irgi įmonė grupiai būtent tokius projektus ir kūrėm, ką dabar kalbate apie Teslą. Iš tikrųjų galim didžiuotis, nes ir Teslai esam tiesiog nepardavimo atlikę. Ir kodėl aš noriu pasakyti tokią temą, kad gal mes... aišku, džiugu, kad šnekam tokią temą ir jeigu mes ir žiūrėdami į savo verslo interesus, taip būtume susivienę, kaip norėdami pritraukti Teslą, manau, pasiektumėm ne ką mažiau. Iš tikrųjų, jeigu, manau, nepritrauksim Teslos, tai galėsim savo gamybą vystyti, nes mes tikrai turim ką pasiūlyti realiai ir manau, kad apskritai, mano nuomonė, aišku, kad mes per mažai kalbam apie savo prekių ženklų kūrimą, iš esmės. Norėjau pasisakyti tokią, šiek tiek oponuojančią nuomonę, nes visą laiką, kiek pastebiu Lietuvoje, visą laiką didžiuojamės, norim pritraukti įvairius prekių ženklus ateiti čia, bet apie savo prekių ženklų kūrimą mes per mažai šnekam. Aišku, plačiai prasme tikrai pats Teslos pritraukimas tikrai rimtas dalykas ir čia prikurtų daug verslo aplinkui. Aišku, reikėtų gal nekartoti tokių pavyzdžių kaip Williamsas ir panašiai, jeigu pritraukim Teslą, tai reikia įklampinti jos čia kokiam 30 metų ir panašiai, bet reikia nepamiršti iš savo verslo. Ačiū. Ir dar vienas klausimas. Čia buvo Pranciškas. Čia, prašau. Pristatykite. Jonas Zinkevičius, Jaunų energetikų klubas. Kalbame apie gamyklą. Iš tiesų, kalbėjome apie teisinės lengvatas, apie finansinės lengvatas, o resursų atžvilgio. Ar mes galėsime patenkinti tokią milžinišką gamyklą, dabar importuojamais 3/4 savo elektros iš kaimynų, o ta gamykla taip pat bus gan didelis objektas ir reikalaus daug energijos. Tai kaip mes tas ritme atsižvelgsime? Šitą galiu atsakyti.
Aš galiu pradėti nuo energetikos turbūt, ar ne, čia populiari tema. Aš tai sakyčiau taip. Mes turime, ką mes turim, tai turime tikrai gerą infrastruktūrą ir daug paskutiniu metu į tai investavom. Infrastruktūra, ką mums duoda mums rinka, ar ne? Rinka jau nebe Lietuvos geografinė, o regiono ir dabar elektra, kuri yra pagaminta Norvegijoje, taip pat šitoje rinkoje yra vienoda elektra, kuri yra pagaminta Vilniuje ar Kaune ar dar kažkur. Tai infrastruktūra ir tokie įrankiai kaip Kruonis duoda mums galimybę užsitikrinti tai. Toksai klientas, toksai vartojimo taškas, tokia sukurtų papildomą panaudojimą tos infrastruktūros, kas leistų dar atpiginti netgi tos infrastruktūros kaštus. Tai reiškia, kad tai padarytų ją dar labiau konkurencingą. Pati elektros energijos geografinė kilmė šitoj vietoj nėra labai svarbu. Bet be abejo mes galime kalbėti konkrečiai apie tą objektą ir kaip apie gamintoją. Nes matėte patys tas nuotraukas ir dar matysite čia, ten yra tikrai stogas padarytas iš saulės elementų, be to mes galime specialiai tam dalykui pastatyti tiek, kiek reikia vėjo parkų ir gali tai būti jūroje ar ant kranto, čia ne tame klausimas. Tai yra viskas įmanoma, jeigu tokios būtų keliamos sąlygos. Pone Petrai, galbūt pakomentuosit apie lietuviškas iniciatyvas ir ką mūsų mokslininkai kuria ir kas galėtų būti, ar mes galėtumėm sukurti savo Teslą? Žygimantai, ačiū už tokius klausimus, nelengvus. Ir labai nedaug laiko turite atsakyti. Bandau labai konkrečiai, reiškia, tokio tipo, tokio masto gamyklos mes neturim. Ne? Tai patyrimo nieks neturim. Ir tokio tiesaus atsakymo nebus. Su multinacionalinėm stambiom įmonėm jau mes turim. Galiu pavardinti keletą tokių dalykų kaip Thermo Fisheris, kaip Siemensas, kaip ABB. Galbu apie gaminimus. Yra jau pradiniai dalykai, kur mes laisvai galim šitą daryti. Tai dėl kompetencijų nenoriu kartotis. Visi gerai žinom. Neturim nusivertinti, kad tai pigaus darbo šalis. Kompetencijos pagrindiniai dalykai. Ir čia yra, šitie dalykai tikrai yra. Jeigu pakalbė dabar visai nesenai vieną konkretų pavyzdį, dirbam kai kurie mūsų startupai labai užsikabinę ir eina į Amerikos rinką. Tai ten dirbam su tokiais ekspertais, kurie Harvarde pastoviai, kurie Stanforde pastoviai. Tai žinot, ką jie mato? Medicininės inžinerinės įrangos srityje vienas iš jų, Teo Dagi, tarp kitko pavardė, susitikimas vakar buvo, sako, tikrai aš nepervertindamas, matydamas Baltijos šalių kompetencijas, aš laikau jas aukštesnės už Amerikos. Tai čia tiesioginio žmogaus, kuris šiandieną ištisai ekspertuoja tokius dalykus. Tai aš ramus dėl to. Ačiū labai ir paskutiniai 2 klausimai ir diskusiją baigsim. Aš dar Vladui Lašui, tai čia buvo minėtas Kruonis, ar jau nuspręsta, kad iš Lietuvos tai būtų šita vieta, nes lyg ir kitos savivaldybės turi plotų. Ir antra dalis, ar teisingai suprantam, kad yra vis tik tas deadline'as iš Teslos pusės, iki kada Lietuva turėtų pateikti pasiūlymą, kad neliktų taip, kad per šiuos metus ar per kitus metus. Ir paskutinė klausimo dalis tam duetui puikiam ministro ir pono Katino, tai ar čia jau deal, ar jūs jau susitarė dabar, kad Investuok Lietuvoje turi tuos 2-3 žmonės, tą desantą, o ministras patvirtino, kad jau skiria finansinių išteklių ir nuo šiandien prasideda tas darbas? Aš tai atsimenu filmuką. Ne, tai žiūrėkit, tai... Tai vadinasi deal. Atkreipė dėmesį, ministras nedavė rankos. Kas keiščiausia, ar dar kyla klausimų po valandos diskusijos ir prieš tai buvusio darbo, ar mes čia tiesiog pasėdėjom, pašnekėjom ir... Tai ne, iš to, ką mes šnekėjom, iš to, kas buvo sutarta, kalba apie porą, greičiausiai 2 žmonės, kurie bus alokuoti konkrečiai šitam darbui ir reikalingus išteklius, taip, mes, aš manau, kad ūkio ministerijų tikrai juos rasim.
Pone Vladai, pirma klausimo dalis. Dėl Tesla, sąlygų ir laikotarpio, iki kada reiktų. Kol kas jie laikotarpio nėra paskelbę ir netgi sąlygų nėra paskelbę, kaip jie įsivaizduoja reikalavimus Europiniam Gigafactory. Savo asmeniniais kanalais Tesloje viduje aš su jais kalbėjau ir jie man pažadėjo tuos per artimiausias porą savaičių. Po naujų metų, tai buvo kalba prieš Kalėdas, reiškia tuos surasti ir atsiųsti, kas dabar prieinama. Dėl vietos Kruonis, kaip jau minėjo, yra gerai paruošta teritorija, bet anaip tol tai ne vienintelis kandidatas ir čia reikia daug profesionalaus darbo tai komandai, kurią visi paremsim, bet kuri turi koordinuoti tą darbą ir profesionaliai išanalizuoti pagal tuos reikalavimus, kuriuos matysime Teslos ar kito gamintojo, jeigu mes apsisprendžiam dėl tokios, reiškia, iniciatyvos. Taigi, norėčiau rezimuoti pasakydamas, kad daug yra anksčiau vykę diskusijų ir taip retai jos turi kažkokio rezultato. Tačiau dabar rezultatas akivaizdu yra ir turėsim bent 2 pažadėtus etatus, kurie dirbs su banginių medžioklė ir vienaragių ganimu. Tai galime paploti. O techninius visus klausimus apie tai, kas yra toje Gigafactory gamyklos viduje, apie tai, kokios yra šalis, kurios taip pat konkuruoja dėl Gigafactory Europoje, apie tas vietas Panevėžį, Kruonį ir Klaipėdą pakalbėsime sekančią valandą. Antroji dalis šio renginio vyks anglų kalba. Ir dar kartą norėčiau padėkoti šios panelės svečiams. Ačiū Jums labai, aplodismentai.